Nu ką, pergalė? Ne, kad pergalė tai labai džiugu, sveikinu komandą. Nu, norisi jau pagaliau tų pergalių iš tikrųjų, tai smagu, aišku, laimėti išvyką ypač prieš Dzūkelius, nes žinant Dzūkelius, nu, tai gali pranašumą turėti ir plus 20 ir tu negali žinoti, jie gali sugrįžti, bet gali pralaimėti -5. Tai sveikinu labai komandą, nes tikrai laimėjom prieš charakteringą komandą, tai tas yra džiugu. Rungtynės, taip, antram kėliny 10 minučių, man atrodo, buvo labai sausas ir neturėjom įvarčių. To pasekoje prisibijo varžovai mumis, truputį pakuteno nervus be abejo. Ne truputį, o daug iš tikrųjų. Šiaip buvo tokių momentų, kur mums ir pasisekė be abejo, ten keli metimai tokie buvo, aukštikalnio tiesiai vartininkai ir pataikė. Na, kaip sakant, laimės paukščio šį kartą pas mumis buvo ant peties nutupus, tai smagu bent jau tai. O taip, tai tikrai geros rungtynės, emocingos, kaip sako čia vilniečiai, darbinės rungtynės, tai viskas tvarkoja. Toliau tęsiam darbus ir svarbiausia, kad chebra nesustotų. Na, rungtynės negali pasakyti, kad nepavyko, gal šiek tiek sportinės sėkmės pritrūko, bet šiaip vyrai stengiasi 100% atidavė save. Na ir man atrodo šviesos pergalė lėmė tai, kad jie turi ilgesnį tokių patyrusių ir pilnai vienas kitą pakeičiančių geram lygyje žaidėjų. Na ir jų tos atakos užtikrintesnės, gynyba tvirtesnė, vien tik tai dėl to, kad geresnė rotacija. Apie pirmą kėlinį tai šiek tiek per daug puolime klaidų. Antram kėlinį irgi, negali sakyti, kad gynyba prasta buvo, bet puolime irgi savų metimų tokių, kur galėjome įmesti ir turėjome įmesti. Iš gan neblogų progų jų neįmetėm, na ir iš karto gavom greitose atakose atgal, ir niekaip vienu metu jau lik persilaužimas, bet tada pritrūko jėgų, na ir šiai dienai šviesa buvo stipresnė.